Labadiena, mano vardas Tomas Lagūnavičius ir šiandieną mes pasikalbėsime apie kultūros psichologiją. Šios dienos tema, aš manau, kad pakankamai aktuali visiems. Kas tas yra supermarketas arba, kitaip sakant, kas yra tas prekybos centras, kodėl jisai toks populiarus, kodėl ten renkasi šimtai ir tūkstančiai žmonių ir praleidžia labai daug laiko. Tai pradėkime nuo pirmo pagrindinio akcento. Supermarketas atlieka tą funkciją, kurią anksčiau atlikdavo turgaus aikštė ir bažnyčia. Žmonės turgaus aikštėje ir bažnyčioje, kai atkreipė dėmesį visą prie turgaus aikštės būdavo bažnyčia, rinkdavosi tam, kad praleisti savo laisvą laiką. Bažnyčia buvo skirta daugiau dvasiniams dalykams, nors iš tikrųjų bažnyčia viduramžiais atliko ir kitas funkcijas, ten būdavo vykdomos visokios pramogos, dainos, netgi ir šokdavo, būdavo kažkokie bendri užsiėmimai, kartu būdavo kažkokios kaip maisto dalinimosi ir valgymo įvairiausios ceremonijos. Tai buvo toks kaip kultūrinis centras. O turgaus aikštė tai buvo ta vieta, kur žmonės ateidavo apsipirkti, apsikeisti vienomis arba kitomis prekėmis arba tiesiog pirkti už pinigus. Tai šitą funkciją dabar perėmė supermarketas ir jisai dabar yra praktiškai viename pastate, yra visos švietėjiškos, kultūrinės, apsipirkimo įvairiausios funkcijos. Tai dėmesį, kuo didesnis supermarketas, tuo daugiau jame yra įvairiausių ne tik tai prekių, paslaugų, bet ir pramogų. Dabar supermarketas jis yra labai demokratiškas. Žmonės, kurie gyvena kasdienį gyvenimą, jie susiduria su daugybė visokiausių problemų. Bet atėję į prekybos centrą, jūs prasidaro duris ir jūs papuolate lyg tai į šventę. Tai yra kaip rojaus kažkoks vienas iš materializacijos variantų. Baigėsi visos problemos. Groja graži muzika, gražus apšvietimas, labai gražios vitrinos, kurios yra išskirtinės ir labai gražios prekės. Ar tai jums neprimena bažnyčios? Kada jūs ateinate, šventųjų paveikslai, žmonės žiūri, atkreipkite dėmesį, prekės kai kada tokios brangios, kad jūs tiesiog negalite nusipirkti, kaip ir bažnyčios negalite, pavyzdžiui, nusipirkti šventųjų paveikslų, bet jūs galite nusipirkti nuotraukėlę, galite pastatyti žvakutę ar dar kažką tai. Tai dalis žmonių, jie tiesiog tik tai ir ateina, kad pasižiūrėti, taip, pajusti tą tokį išskirtinumą, grožį ir būti lyg tai prie jo prisidėtus. Ir žinoma, nusipirkti kažkokį smulkmeną, kad pasijusti, kad ir aš va čia pabuvau tame roje, kad man viskas gerai. Viskas yra skirta tam, kad jūs pajustumėt malonius pojūčius. Tai pirmiausia, rega, taip. Visur yra labai gražios vitrinos, visur gražiai statytos prekės, klausa, visur yra graži muzika. Atkreipkite dėmesį, kvapai. Dabar daugelį supermarketų yra net ir kvepų, tam tikros, galim pasakyti, įtaka daroma žmonėms per jusles, taip, malonus kvapai, jūs ateinate, atkreipkite dėmesį, visos kavinės dabar supermarketos yra atviros, kad tas kvapas skanios kavos, ar ten skanaus maisto jisai sklistų visur, kad jisai būtų patrauklus. Toliau, visur yra didelės vitrinos, viskas yra matoma, tu gali prieiti, pasižiūrėti, tu gali prieiti, paliesti ir taip toliau. Atkreipkite dėmesį, dabar ypatingai, kada yra išpardavimai, tai tos vitrinos būna darytos, kad būtų kuo didesnė galimybė įeiti, kad nebūtų ten siauras įimas, kad būtų platus. Ir taip žmogus, jisai tai netgi ir nepirkdamas, jisai pabuvęs ten pajunta pakilėjimą ir jam yra viskas labai gerai ir malonu. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl tai tampa populiaru. Toliau, trečias aspektas labai svarbus yra, kad visko yra pakankamai ir pramogų, kas būdavo anksčiau viduramžiuose, reiškia, aikštėse, turgaus, taip, ir yra pakankamai prekių. Atkreipkite dėmesį, kad prekės yra labai gražiai susegmentuotos, taip. Netgi kai kuriuose supermarketuose jos yra gražiai išdėliotos aukštuose ir, pavyzdžiui, tam tikromis zonomis, taip, pavyzdžiui, drabužiai, batai, brangesni, pigesni. Žmogus atėjęs, jisai gali rinktis, į kurią zoną eiti. Jisai ko gero apeina visur apsižiūri, bet apsiperka toj vietoj, kur jisai turi pinigų. Bet jeigu pasižiūrėsite įdėmiau, tai dažniausiai mados prasme arba ten kažkokia prestižo prasme, aš turiu minėti mados, bet ne prestižo, bet mados prasme, tos prekės yra daugmaž visur vienodos. Bet, žinoma, prestižo prasme yra didžiulis skirtumas, ar jūs nusipirksite kažkokio tipo išskirtinėje parduotuvėje, pavyzdžiui, Kaune, ten Akropolė antram aukšte, ar jūs nusipirksite pirmam aukšte. Tai yra didelis skirtumas, taip. Ir dar labai svarbu yra prekinio ženklo pavadinimas, taip. Prekinis ženklas, jisai turi visada, vadinama,
emocinius vartojimo priedus. Taip. Aš galiu nešioti tokias prekes, aš galiu to prekinio ženklo turėti, pavyzdžiui, ten kažkokius drabužius, ar ten batus, ar dar kažkokius dalykus. Aš tai demonstruoju savo aukštesnį vartojimo lygį. Ir pirmiausia, man pačiam yra malonu, kad aš galiu tai sau leisti. Ir kitas dalykas, aš demonstruoju kitiems, kas aš esu, kokia yra mano socialinė padėtis ir į ką aš orientuojuosi, ką aš lygiuojuosi, kas man yra svarbu, ir į ką aš, pavyzdžiui, nesilygiuoju. Nes labai svarbu atskirti savus nuo svetimų, o tai lengviau atskirti per drabužius, taip, ar prekinius ženklus, ar kažką tai. Ir tie žmonės, kurie nori save labai aiškiai vardinti, kas yra, jie stengiasi nusipirkti tokius drabužius, kurie aiškiai pabrėžtų, kad aš esu toks, o ne kitoks. O kitiem žmonėm, kurie nėra tai svarbu, jie tiesiog renka brangesnius daiktus, bet jie stengiasi, kad tie prekiniai ženklai nebadytų akis. Toliau, sekantis momentas, ketvirtas, kada jūs ateinate į supermarketą, jūs papuolate į tam tikrą struktūruotą sistemą. Taip, yra kaip judėjimo kryptis, kur jūs einat, ką jūs darot, yra kažkokie pasirinkimo galimybės, jūs kada įeinate, pavyzdžiui, į parduotuvę, iš karto jums pateikia tam tikrą variantą pasirinkimo. Žinoma, žmogų gali suformuoti toksai pojūtis, kad čia aš labai lengvai renkuosi viską ir kad čia viskas priklauso man, bet iš tikrųjų tai yra ribotas pasirinkimas ir sąmoningai jums jį parodo, kad jūs tarp to pasirinkimo pasirinkę vieną arba kitą dalyką galėtumėte jaustis patenkinti. Toliau, žinoma, jūs pastoviai stebi. Taip, stebėjimas vyksta dėl dviejų priežasčių. Pirmas, tai yra stebėjimas, tai yra grinai komercinis, tai yra žiūrima į ką jūs reaguojat, pavyzdžiui, į kokį prekį išdėliojama, į kokias spalvas, tai su kokiamis prekiamis jūsų akis daugiau sustojęs. Jūs daugiau, kad ilgi stelažai pristatyti prekių. Tai didžiulė konkurencija tarp įvairių tiekėjų. Tai yra mokslas, kurio pagalba yra analizuojama, kaip žmonės pasirenka vienas arba kitas prekes. Ir antroji dalis tai yra apsauga, nes dalis žmonių negalėdami nusipirkti tiesiog bando pavogti tas prekes. Žinoma, vogiama ir dėl kitų priežasčių, kad jas perduoti, nusipirkti ten, nežinau, narkotikų ar alkoholio ar dar kažkokių dalykų. Tai stebėjim iš vienos pusės yra tas mokslinė dalis, rinkodara, kaip jūs renkatės, ir antra dalis tai yra tas vadinamas stebėjimas. Tai irgi reikia turėti omenyje. Sekantis dalykas tai yra visur yra lengva, taip, eskalatoriai, visada kažkoksai labai aiškus maršrutavimas, o toj vietoje daleiskim tik tai batai, toj vietoje tik tai tas, labai lengva nueiti, pasirinkti, surasti ir taip toliau. Bet žinomas, kada jūs papuolate į pačią parduotuvę, tai labai stengiasi padaryti taip, kad jūs apeitumėte visą, kad jūs pasirinktumėte ne tik tai to, ko jums reikia, bet kad būtų ir vieni arba kiti emociniai pirkimai. Todėl išdėliojimas prekių, jų įstatymas yra labai svarbus momentas. Todėl visą laiką galvokit, kiek jums ten reikia ko nusipirkti ir kiek yra tiesiog emociniai sprendimai. Užduotis labai paprasta, jūs turite papulti tokią pusiau somnambulinę būseną. Tai yra tokia transo būsena. Jūs einate, matot, viskas gražu ir paskui pradedat po truputį savo krepšelį krauti vienas arba kitas prekes. Ir kada jūs jau prisidedat jų daug, jūs jaučiate palengvėjimą. Ir iš vienos pusės tai yra lyg tai palengvėjimas, džiaugsmas ir laimė, kad aš galiu savo nusipirkti. Bet kada jūs išeinate pro supermarketo duris, jūs tada pajuntate kaltės jausmą, kad nusipirkot to, ko jums nereikėjo, ir tiesiog tai buvo toksai momentinis, emocinis sprendimas. Žinoma, tai suponuoja ir kitus dalykus, kad mums tiesiog yra pavojinga būti tam tikrose vietose, todėl kad tose vietose mes gauname įvairiausių pojūčių iš išorės, impulsų, kažkokių impulsų. Mes galim pakeisti savo nuomonę, netgi savo būseną emocinę ir vartoti tas prekes, kurių mums nereikia. Bet tai yra rojaus pojūtis, tai yra tas džiaugsmas, kad mes galim sau leisti, mes galim čia būti, mes galim sau leisti ir mes galim jaustis laimingi. Tai yra, dar kartą pabrėžiu, tai yra pagrindinės priežastys, kodėl mes būnam ten, kodėl mums nėra smagu ir kodėl tai yra gera. O svarbiausias momentas yra, kad yra pasilinksminimai. Pažiūrėkit. Kino teatras, bowlingas, ledas, gali leisti savo laiką, linksmintis, maistas, kavinės ir visi dalykai. Mes turim tokią vieną didelę problemą, mes turim laisvę ir tą laisvę reikia kažkuo tai užpildyti.
Tai kada yra daug laisvo laiko, tai negali visą laiką tik tai pirkti, reikia kažkur tai eiti ir tą laiką praleisti. Nu, tai, pavyzdžiui, ateinat pietauti, valandą laiko pasidėjot, paskui nuėjot į kiną, dar ten valandą laiko, tai yra, prašau, 2 valandas prasidėjot. Žinau, ten nusiperkat popkorno, Coca-Colos, Pepsi-Colos ar dar kažko tai. Ir visada vyksta tas toksai laiko užmušimas, todėl kad žmogus iš principo jisai linkęs bėgti nuo laisvės. O kodėl jis bijo tos laisvės? Todėl, kad laisvė tai yra neapibrėžtumas. Laisvė tai yra nežinojimas, kas tu esi, ką tu veiki. O kada tu vartoji, kada tu praleidi kažkur tai laiką, tai liktai tu ir žinai, kas tu esi ir tau nekyla tų problemų. Gerai, tai šiandieną gal tiek.